Labas vakaras, gerbiami jonaviečiai. Kviečiu pasižiūrėti vasario 20 dienos, trečiadienio parengtas kabelinės televizijos AVA žinias. O dabar trumpas anonsas. Jonavos pradinė mokykla iš pagrindų modernizuojasi. Jonavos pradinė mokykla finišo tiesiojoje renovuojant pastatą bei diegiant naujas technologijas. Šiuo metu Jonavos pradinėje mokykloje baigiami renovacijos darbai, tačiau visai bendruomeniai vis dar tenka glaustis viename iš 2 korpusų, o ugdomoji veikla vykdoma 2 pamainomis. Tačiau mokyklos bendruomenės nuotaikos vis geresnės. Na kągi, turbūt pastebėjote, kad persikėlėme vasario pradžioje į kitą korpusą ir dirbame vėl taip pat 2 pamainomis, kaip ir buvo praeitame korpuse. Vyksta darbai jau B korpuse, nesakau korpusą, jau mums kaip ir pridavė. Mes čia persikėlėme ir vyksta jau pamokos savų ruoštų. Aišku, turėjom truputėlį nesklandumų, kaip ir visi sirgome, karantinas buvo paskelbtas mokykloje, toliau buvo mokinių atostogėlės papildomos. Na, o dabar nuo pirmadienio sugrįžome visi sveiki į mokyklą ir tęsime savo darbą. Tai sakykite dabar kada ta renovacija pasibaigs? Vis dėlto sunku iš tikrųjų per remonto darbus kažką tai ugdyti ir mokyti vaikučius. Bet kada jau galima tikėtis, ar rugsėjo 1 dieną jau būsite visi gražus pasipuošę? Labai sunkus, aišku, laikotarpis ne tik tai mokiniams, bet ir mums, darbuotojams ir mokytojams. Todėl, kad 2 pamainų darbas jau faktiškai niekur ir nėra. Tik tai tikriausiai dabar tokiomis sąlygomis, kada vyksta remontai, nėra kitos išeities dirbti 2 pamainomis. Na, aišku, ir to pačiu nepatogumai tėveliams, kadangi reikia išleisti vaikučius į mokyklą, į popietinę pamainą. Na, popietinėje pamainoje dirba mūsų 3-4 klasės, kiek įmanoma stengiamės paankstinti laiką, todėl kad 1 klasių vaikams pamokos vyksta 35 minutės ir automatiškai jų pamokėlės anksčiau baigėsi. Tai ir tiesiog darom taip, kad būtų patogu ir tėvams, ir vaikams. Ankstiname pamokų laiką, kada pasibaigė pirmokų pamokos, tai va, šitaip ir dirbam. Na, renovacijos pabaiga, tikiuosi, lauks mūsų jau pavasarį. Rugsėjo mėnesį ir rugsėjo 1 tikimės sutikti naujose gražiose patalpose. Kaip matote, pas mus dabar taip tikrai jauku ir labai smagu. Išdidėjo mūsų pagrindinis koridorius jungiantis 2 korpusus. Šiuo momentu jis yra, aišku, panaudotas kitom reikmėm. Vaikučiai kol kas juo naudotis negali, nes tiesiog neturime kur sudėti savo baldų ir taip visokių priemonių. Kol kas susisandėliavom viską šitam didžiajam koridoriui, tačiau ateityje nuo rugsėjo 1 manau, kad vaikams tikrai bus geros sąlygos mokykloje ir saugios, nes turėsim labai gražią mokyklą. Tikriausiai rajone tokios pradinės mokyklos niekas neturės kaip mes. Tai galima sakyti, čia bus papildomas kaip medus privilioti naujus vaikučius? Tikimės, kad visi pamatys kokią mokyklą. Birutė Prasauskienė teigia, kad mokyklos patalpos itin šiltos. Renovacijos metu apšiltintos pastato sienos, grindys, stogas, pakeisti langai bei duris. Na, aišku, ne vien tai, kaip sakau, išorė mus džiugina, bet džiugina ir tokie naujovės mokyklos. Nes mes tiesiog perėję į naujas patalpas stengiamės įvesti visose mokyklose. Internetas mūsų ir jau buvo visose klasėse, kur vaikai galės naudotis ir mokytojai savo pamokose. Tačiau šiuo momentu superkame multimedijas, kur mokytojams tikrai labai paranku naudoti pateiktis pamokose ir matyti vaikams ekrane didžiulį vaizdą ir vizualiai pamatyti tai, ką galima tiesiog mažam kompiuterį neįmanoma išvelgti visos klasės vaikams. Tai jau šitas korpusas mūsų bus visas tikrai internetas įvestas ir mokytojams galima bus naudotis informaciniam technologijom, o vieną turim super klasę. Kokia, išduokite? Pernai visus metus dalyvavimą VŠI Kauno privačios slaugos tarnybos konkurse. Tokiam projekte šeimos ir darbo įsipareigojimų derinimas teikiant priežiūros paslaugas pailgintose grupėse. Aišku, pailgintą grupę mes ir tai turėjome, daugiausiai šitą paslaugą teikėme 1 klasių mokiniams, nes kol vaikai išmoksta keliauti į namučius, jiems tikrai praeina pusmetis,
kol jie išmoksta rasti kelią savo namo. Tokį saugų, tai jiems pagrindė ir būdavo šitą pailginta grupė. Na, o to projekto metu mes suteikėme paslaugą ne tik tai pirmokam, bet ir 2, 3, 4 klasių vaikams. Būtent tokiem vaikam, kurių abu tėveliai yra dirbantis, arba vienas iš tėvelių abu dirba ir vienas augina vaiką. Čia buvo tokia sąlyga iškelta, vidutinės pajamos vienam šeimos nariui per mėnesį turėjo būti mažesnės už valstybės remiamų pajamų 3 dydį. Tai va, suradome apie 20 tokių vaikučių ir iš šito projekto labai pritraukėme daug lėšų, kurie mums šitą įstaigą dovanojo, nupirko tiesiog iš to projekto pinigėlių, mums supirko 12 kompiuterių. Tie kompiuteriukai yra pritaikyti mokiniams, jie yra belaidžiai, jie yra saugus, nebijo smūgio, nebijo drėgmės. Taip pat esam supirkę kiekvienam vaikui linksmasias pelytes. Linksmosios pelytės yra naudojamos pamokų paįvairinimui. Ir tai vaikai kiekvienas turi savo slaptažodį ir mokytoja interaktyvioje lentoje puikiai mato, kuris vaikas susitvarkė su pateikta užduotimi. Taip pat turim interaktyvią lentą, irgi taip pat iš to pačio projekto. Na, aišku, kompiuteris, spausdintuvas naujas, multimedija nauja, ekranas, viskas yra vienoje klasėje, kur tikrai galime džiaugtis ir didžiuotis. Ir mūsų vyresnioji mokytoja Daiva Puišienė, įvaldžiusi šitas technologijas, žada perteikti vaikam visas savo žinias, kokias jinai pati turi. Projektas buvo finansuojamas iš ES lėšų, tad nuo šiol Jonavos pradinės mokyklos mokinukai galės naudotis pačiomis naujausiamis technologijomis. Daugiausiai naudosis ta klasė, kurioje mes ir esame jau įrengę į tos įrenginius, tačiau yra pamokų, kur vaikučiai iš tos klasės išeina, pavyzdžiui, į tikybą, į anglų kalbą, nes turim 2 anglų kalbos kabinetukus, į šokių pamoką, į kūno kultūros pamoką. Išėjus tiems vaikams iš savo klasės yra puikiai galimybė panaudoti šitą klasę kitoms klasėms ir jie puikiausiai galės naudotis visomis technikomis, kurios ten yra, ir savo pamokas vesti irgi šitoje klasėje. Plius dar yra visokiausių galimybių, mokytojos gali susikeisti klasėmis, tiesiog paprasčiausiai viena eina į jos klasę, kita į kitą ir veda pamokas puikiausiai prie tos pačios technikos. Pasibaigus visiems remonto darbams, Jonavos pradinę mokyklą bus galima vadinti ne tik saugia ir jaukia mokytis, bet ir pritaikyta šiuolaikiniam gyvenimo būdui. Taip stengiamės ir tai tuo pačiu norim suteikti vaikams visapusiškas galimybės, teikti kokybiškas pamokas. Na, aišku, mokosi ne tik vaikai, mokosi ir mokytojai. Organizuojame įvairius seminarus, siunčiame mokytojas irgi įgyti naujų žinių. Nestovime vietoje, nes, sako, gyvenimas amžinas mokymasis, mokytojas turi mokytis, kaip ir vaikus mokinti. Tuo pačiu norėčiau pasinaudoti progą, jeigu jūs man leisite, mes komplektuojame ateinantiems metams naujas klases. Na ir nuo rugsėjo 1-osios jau mūsų lauks pilnai graži mokykla, todėl kviečiame visus tėvelius, kurie dar nėra apsisprendę, kurią mokyklą jie pasirinks. Komplektuojame 1-asias klases. Todėl kviečiame visus, kurie norėtų mokytis mūsų mokykloje, o aš vis tik tai siūlau mokytis mūsų mokykloje. Iš tikrųjų, ne tik tai mokomasis procesas, bet ir popamokinė veikla mūsų labai yra stipri. Todėl norėčiau dar pakviesti iki kovo 1 mes komplektuojame ir kas nespėjo parašyti prašymų, kviečiu į mokyklą. Mus galite rasti Smėlio gatvė 11, mes dirbame nuo 8 iki 17 valandos, tai kad parankus laikas visiems mūsų rasti. Ir pas raštvedę prašome, kviečiame parašyti prašymus į mūsų 1-asias klases. Jonavos pradinė mokykla besimokanti, projektuojanti moderni ugdymo institucija. Mokiniams teikianti kokybiškas asmens plėtros kompetencijas ugdančias paslaugas, derinamas su Lietuvos švietimo pokyčiais, atsirandančiais dėl kintančios visuomenės, europinių bei pasaulinių švietimo tendencijų. Norintiems atvesti savo vaiką mokytis šioje mokykloje, daugiau informacijos pateikiama interneto svetainėje pradinė.jonava.lm.lt.